Per treniruotės palieka visi gerą įspūdį. O kaip per varžybas gausis, žiūrėsim, kaip jie atsiskleis per varžybas, nes būna taip, kad gerai jaučiasi per treniruotės, prasčiau per varžybas, kiti atvirkščiai, žiūrėsim prieš kokį mums varžovą reikia žaisti, nes reikia statyti, negali numatyti startinio penkito visam sezonui, nes žaidi su įvairių priešininkų, ar tai greita komanda, ar tai aukšta ir vėl ta sudėtis turi kisti, jeigu norint kažką tai įveikti arba kažkokias tai taktinės gudrybės paruošti. Vaikinai kausis nežiūrint rezultatą, nežiūrint ar tai bus favoritai ar ne favoritai komanda, jų priešininkai. Aš galvoju, kad jie eis į kiekvienas rungtynės kaip į mūšį. Tos ir gali tikrai iš mūsų gali laukti. Aišku, aš bandau jiem kažkiek padėti, gal kažkiek galiu padėsiu, patys tai perduosiu, man jau nueisiu nuo arenos. Komandos vadovai kol kas tokių aukštų tikslų nekėlė, kol kas aš nekėjom, o mes patys savo įsikėlėm tokius jau aukštesnius tikslus, kad į ketvirtą galbūt patekti LKL ir Baltijos krepšinio lygą.